Ar kada susimąstei, kiek tavo sprendimų, santykių, jausmų kyla ne iš brandžios suaugusio žmogaus pozicijos, o iš vidinės princesės? Jei šios ir panašios temos tau yra įdomios ar naudingos, paspausk patinka ir pasek mane, kad nepraleistum kitų įžvalgų. O dabar grįžkime prie esmės. Taikydama hipnoterapiją padedu žmonėms, o šiuo atveju moterims, atpažinti ir suprasti, kuriuose gyvenimo srityse gajus būtent šis neretai pasąmonėje tūnantis princesės archetipas. Kaip jis pasireiškia, kur stabdo, kur trukdo, tiek santykiuose, tiek profesinėme kelyje ar net santykyje su pačia savimi. Kai tai tampa aišku, atsiranda ir supratimas, kokia vidinė užduotis laukia ar kokią kliūtį reikia įveikti, kad prasidėtų tikrasis pokytis. Kad įvyktų vidinė transformacija iš infantilios princesės į brandę savo pačios gyvenimo karalienę.